200 eurų pravalgyti? Tau ką, su galva negerai? Prašau jūsų neskubėti rašyti panašius komentarus, nes visų pirma valgiau ne vienas, o 3 ir antra, nemažiau svarbu, ne kažkur pakelės užeigoj, o pačioj Palangoj. Ir manau pati svarbiausia detalė, restorane Karlas Grill House valgytų patiekalų didžiąją dalį sudarė patiekalai iš elnienos. Užkandžiams užsakėme švelnaus skonio elnienos karpačio ir šiek tiek sodresnių poskonių pasižyminti elnienos kapotinį. Sūnus užsimanė grūzdintų bulvyčių, gardintų trūmų aliejumi. Į kompaniją bulvytėm puikiai tiko saldžiarūgščiai vištienos pietukai. Ir pabaigai iš užkandžių buratą užkeptą keptuvėlėje. O šiek tiek aitrumo ant mūsų stalo atkeliavo kartu su trinta elnienos sriuba. Tik pažiūrėkit, kokį sultingą elnienos ir bry sūrio burgerį valgė katinienė. O sūnus krimto elnienos kotletukus, kad net ausis linko. Net nebejoju, kad pagrindinis klausimas, kuris kamuoja jūs, o ką pagrindinių patiekalų pasirinko jūsų mylimas riebus katinas. Ir kaip visados aš nepasikuklinau, leidau savo pasimėgauti brangiausių patiekalų restorane. Vidutiniškai keptas minkštutėlis elnienos steikas buvo vertas kiekvieno už jį išleisto euro. Ir jei prieš tai minėti patiekalai jums pasirodys per brangus, jūs privalote čia užsukti paskanauti bent Napoleono torto, jisai čia dieviškas.